Hei, sveiki gyvi mano brangus kanalo Ragelskis TV žiūrovai. Pradedame reklamuoti naują kanalą, grįžtame prie pavadinimo Ragelskis TV. Nors toliau aš slepiuosi čia kadro kamputyje, kaip ir už kadro, bet prenumeruokitės, draugai mano, dabar ir naująjį kanalą, nes o kaip gali žinoti, ką gali žinoti, kuris bus lenkiamas anksčiau. Taigi, kanalą pareklamavom. Taip pat, draugai mano, be abejo, nepamirštame prenumeruotis ir registruotis palaikymo platformoje patreon.com/LDiena. Štai jūs matote jį prieš savo ekraną. Viskas labai paprasta. Išsirenkate rėmimo lygį nuo 3 eurų, 5, 10, 22 iki 40 eurų ir tampate rėmėjų su tam tikrom privilegijom, kaip pamatyti vaizdo įrašus anksčiau, pamatyti vaizdo įrašus be reklamų. Pavyzdžiui, čia košerinių huzinų mega mitingas, kuris yra ir YouTube'e, ir Patreon platformoje. Čia su visom, taip čia pokalbis, kuris irgi yra YouTube'e, o čia šitas šalom huzinai yra grinai TikToko gyvos transliacijos įrašas, kurio YouTube'e tokių pavydalų nėra. Jisai yra tenai jau apreklamentas ir taip toliau. Be to prenumeratoriams, rėmėjams tai yra specialiai įrašinėjau po truputį Starikovo knygą Stalin prisimename kartu. Jau yra praktiškai 4/4 knygos įgarsinta ir visa knyga įgarsinta. Paskui imsimės kitų įdomių audio projektų. Taigi, visą tą gali rėmėjai gauti, matyti. Ir be abejo, jau nekartą sakiau, kad į rėmėjų klausimus atsakau operatyviai, kaip galėdamas greičiau. Ir beje, vienas klausimas dabar stovi eilėje ir pabaigęs šią temutę atsakysiu tą klausimą. O temutė šį, reikia kažkaip apibendrinti tuos įvykusius, džiaugsmingai nuskambėjusius rinkimus prezidento tokioje vietoje pavadinimu Jungtinės Amerikos valstybės, nes ten yra valstybės sujungtos, sulipdytos į vieną šitą federaciją, o ne valstijos, kaip neteisingai yra verčiama ir tiražuojama. Ir be manęs yra žmonių, kurie adekvačiai iš Lietuvos pozicijos vertina tuos rinkimus, sakydami, kad koks Lietuvai skirtumas, kad šeimininko baloje pasikeitė ponas, kuris dulkins Lietuvą. Ar ten vienas amerikonų šitas valdančiųjų klanas Lietuvą dulkina, ar kitas amerikonų valdančiųjų klanas dulkina Lietuvą, tikslas jų yra tas pats. Išspausti kiek galima daugiau naudos Amerikai, kiek galima daugiau naudos savo, Amerikai ta prasme, kad jie už Ameriką laiko save. Ir Amerika jiems yra įrankis, kurio pagalba jie duhina beveik viso pasaulio valstybės, tame tarpe ir Lietuvą. Taigi, koks mūsų skirtumas, ką tenai ponai tarpusavyje savo šūdvaryje nusprendė. Jie vis tiek Lietuvą dulkins, vis tiek mumis naudosis, vis tiek ant mūsų kailio bandys spręsti savo reikalus, problemas ir taip toliau, ir vis tiek varys Lietuvą į karą, kadangi ar demokratams, ar trumpistams, respublikonams, taip vadinamiems, absoliučiai esmė nesikeičia. Keičiasi tik tai priemonės, kuriomis jie sieks savo tikslų. Jie lygiai taip pat parazituos viso pasaulio atžvilgiu ir netgi dar blogiau Lietuvai tai, kad yra išrinktas Trumpas, ta prasme, kad šitas išgama
pabandys, jisai yra adekvatesnis, jisai atstovauja tuos klanus, už kurių stovi pramoninis kapitalas ir ir tos jėgos pabandys kiek galima ilgiau išlaikyti Amerikos šitų jungtinių valstybių hegemoniją pasaulyje. Tai yra šitas jų valstybinis, antivalstybinis darinys tiesiog ilgiau degraduos, negu degraduotų prie demokratų su jų visų šizoidiniais nusikliedinčiais prezidentais. Karas Ukrainoje toliau vyks, mes toliau būsime ruošiami ir ginkluojami tęsti karą ir ginklai toliau keliaus, Europa toliau bus prievartaujama didinti karinį biudžetą ir vis labiau prisidėti į karą prieš Rusiją, kadangi Ukrainoje tai vyksta karas viso NATO bloko ir prie jo dar priklijuotų valstybėlių prieš Rusiją. Ir Rusijos neformalius sąjungininkus. Ir mes nuo to niekur nesidėsime ir Amerikos prezidento pakeitimas iš demokrato į respublikoną vėlgi absoliučiai nieko iš esmės mums nekeis. Kaip sakiau, dar blogiau, nes tasai dėdė, būdamas biznierius ir atstovaudamas būtent pramoninio kapitalo klaną, jisai imsis racionalesnių sprendimų, jisai realiai bandys stiprinti Ameriką, realiai bandys išspausti iš sąjungininkų daugiau realios naudos, o ne šitų kažkokių lozungų ir politinių pažadų. Taip, kad mūsų laukia ne ką mažiau kruvina ateitis negu prie demokrato. Prie demokrato daugiau šansų būtų buvę, kad Amerikoje prasidės pilietinis karas, kurio mes taip visi laukiame. Tačiau pasirodo, to pilietinio karo laukia ne visi ir dabar reakcija į rinkimų rezultatus Amerikoje labai gerai parodo, kas yra tikrieji tie mūsų opozicionieriai, arba tiesiog kas iš tikrųjų yra tie, kas save vadina opozicionieriais. Aš daug nieko čia nerodysiu, esu pasiruošęs vieno opozicionieriaus išsireiškimą, pasisakymą, tai yra Gintaras Furmanavičius. Jo Facebooko profilyje, Gintaras Furmanavičius, jisai save pristato kaip opozicija dabartiniams valdžiagėjams Lietuvoje. Ir štai jisai nepaliaujamai džiaugiasi, kad visas pasaulis nusidažė raudonai, čia aliuzija į tą respublikonų spalvą, ten Kamalos spalva mėlyna, žydra, o Trumpo spalva yra raudona, taip rinkimų rezultatuose yra jie paišomi, rodomi. Taigi, visas pasaulis raudonai nusidažė, Furmanavičiui džiaugsmas didelis, milžiniškas. Reakcijos į Trumpo išrinkimą nenustoja džiuginti. Big Pharmai irgi bus neramu ir čia krūva ištraukų visokių ir džiaugimusių, pasidžiaugimų, nežinau, ar jisai pats verčia, ar jam kažkas verčia, bet, žmogų įdėta, žiūrėkit, kokia paklodė išrašyta su tais džiaugsmais. Džiaugiasi Gintaras Furmanavičius, džiaugiasi rezultatais. Toliau akcijų rinkų reakcija į Trumpo pergalę kardinaliai priešinga LRT reakcijai. Irgi džiaugiasi Furmanavičius, kad rinkos džiaugiasi ir taip toliau. Toliau dar LRT nenori susitaikyti su realybe. Čia iš to laiko, kai dar buvo skaičiuojami balsai
ir skelbiami. Ir žinoma, šita dabartinė valdžiagyvių ta susiklijavusi šaika ir jų rūpuras Landsberg radijas ir televizija, jie aišku laižo dabartiniai Amerikos valdžiai, tikėdamėsi, kad jinai nesikeis. Kodėl jie jį laižo ir kodėl jie to tikisi? Todėl, kad jiems patiems nieko keisti nereiks, reiškia, kad viskas eis tą pačią tvarką, tie patys žmonės dalins pinigus, tiems patiems žmonėms reikės nešti duoklę, žodžiu, dirbti su tais pačiais ryšiais. O pasikeičia šita valdžia Amerikoje ir šitiems visiems marionetėms vėl reikia per naują atradinėti kontaktus ir nėra garantijos, kad tie pinigų srautai, kurie buvo skirti jų maitinimuisi, mariniečių maitinimuisi, valdžiagyvių pašėrimui šitose teritorijose, iš kurių renkama duoklė į Amerikos šūdeličio kišenės, kad šitos marionetės toliau gyvens taip, kaip gyvena. Taigi, nieko keista, kad Landsberg radijas televizija ten verkia kruvinom ašarom, draskosi plaukus nuo savo kušių ir myža virintų vandeniu, kaip rusai sako, sit kipetkom. Taigi, bet čia yra linksmiausia Furmanavičiaus citata, kurią aš specialiai ir norėjau parodyti. Jisai rašo: kol mes atsargiai džiaugiamės, dvaršuniai atvirai liūdi. Tai yra, ir čia į Lino Kojalos išsivėmimą, tai ir parodo, kad štai žiūrėkite, šitie dvaršuniai, kaip jos vadina Furmanavičius, valdžiagyviai, tie, kurie yra prie valdžios ir gyvi tik tai valdžia, jie turi savo tą šeimininką, jie jį pasirinkę, jiems ta šeimininkai jiems atstovauja demokratai ir jų nuostabiausiai Kamala Harris, linksmiausiai, o jie, kas nedvaršuniai, tai Gintaras Furmanavičius ir jo draugai, jo ratas, jie džiaugiasi, kad Kamala Harris pralaimi ir kad ateina Trumpas. Jie atsargiai džiaugiasi su viltimi, kad nebus tie rezultatai suklastoti, pakeisti ir Trumpas bus paskelbtas prezidentu. Trumpas jau buvo prezidentu, prisiminkite, kas tą kadenciją vyko. Ar tai buvo geri metai Lietuvai? Nepasakyčiau. Ar tai buvo geri metai pasauliui? Nepasakyčiau. Amerika duchino pasaulį, kiek turėjo jėgų, išnaudojo pasaulį, kiek turėjo jėgų. Trumpas bandė susigrąžinti Amerikos įtaką ten, iš kur jinai buvo išvaryta. Taigi dabar bus daroma lygiai tas pats, tik tai dar agresyviau, kadangi dar didesnės problemos yra šitam dvesiančiam išgvėrusiam hegemonui ir jisai dar labiau, dar ekstremalesnėmis priemonėmis bandys tą savo prarastą įtaką susigrąžinti. O štai Furmanavičius atsargiai džiaugiasi. Jam kažkodėl visa ta trampoidinė psichozė, jam tai yra, atstovauja jį ir jo bendražygius. Tai štai, draugai mano, kokie žmonės oponuoja dabartiniams valdžiagyviams. Oponuoja tokie patys proamerikoniški. Automatiškai, jeigu proamerikoniški, reiškia antilietuviški elementai, nes nėra didesnio priešo Lietuvai kaip Jungtinės Amerikos valstybės ir apskritai anglo-judo saksai. Nėra didesnio priešo Lietuvai. Ir šitų anglo-judo saksų kolaborantai, veikiantis Lietuvoje tiek valdžioje, tiek opozicijoje valdžiai, jie yra viena ir ta pati šaika,
konkuruoja viduje, tai yra vidinė mafijos konkurencija, konkuruoja tarpusavėje, kas geriau pasitarnaus šeimininkui ir kas geriau išlaižys šeimininko šikną. Taip, draugai mano, viskas, ką aš norėjau pasakyti apie šitą liūdną reikalą. Nepamirškime prenumeruotis naują kanalą Ragelskis TV, o taip pat tapti rėmėju patreon.com LDN kanale. Galite pradžiai tapti, užsiregistruoti kaip laisvas rėmėjas, nemokamas rėmėjas, spaudžiate Join for Free ir prisijungiate per Google accountą, Facebook arba Apple accountą. Žodžiu, paprastuoju būdu, na, o paskui, jeigu norėsite, persite ir prie mokamo rėmimo. Kodėl? Kodėl tas yra svarbu? Todėl, kad be jūsų paramos užsiimti tokių informacinių karų, būnant realioje opozicijoje, o ne tokioje feikinėje kaip Furmanavičiai, Balandytės visokios, tenai Vasiliauskaitės, nėra galimybių. Yra galimybių, bet mes tada taip pat giliai pogrindėje ir sėdėsime, negalėdami užsiimti aktyvesnė, platesnė veikla. O su jūsų pagalba mes galime tą daryti, taip kad, draugai mano, bendrai, kartu, iki pergalės, pirmiausia informacinėme kare, kovojant už žmonių protus, sąmonę, blaivinant žmonės, o paskui šitą įtaką tokią virtualią mes be abejo paversime įtaką ir realią. Viskas ir iki. Taram, 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 tatam.